pristatė su Andrius. Gal persijungsiu, prisistatysiu anglų kalbą ir iš tikrųjų tas originalus pranešimo pavadinimas gimė daugiau kaip Cyber Security Starts from Visibility. Ir tas visibility į lietuvių kalbą taip sunkiai verčiasi, tai pasirinkau žodį ne nematomumas, o žinojimas. Tai gal labai stipriai nesuklaidinau. Tai taip, esu Cyber Security Senior Manager Balticsam ir esu atsakingas už partnerių edukaciją, tai tokių kaip Oiksio ir kiti. Ir edukuojam partnerius kibernetinio saugumo klausimais, kad jie galėtų teikti kokybiškas paslaugas savo klientams. Tai apie save, tai čia taip galvojau, kaip čia taip skambiau prisistatyti, tai jau kokių 15 metų profesionaliai gąsdinau žmonės, ką darysiu ir šiandien. Taip, ir kalbant apie kibernetinį saugumą, tai gąsdinimas yra labai paprastas, tiesiog tai yra informavimas. Taip, dar vienas dalykas, mes turim šiek tiek prizų, kurie patys neišsidalins, tai labai ir parašysiu kažkaip reaguoti, replikuoti ir panašiai. Ir dabar turiu tokį vieną, kaip čia, situaciją, kur norėsiu jūsų įsitraukimo. Ir įsivaizduokite, kad jums reikia užtikrinti organizacijos kibernetinę saugą. Ir nuo ko pradėsite? Turim tuščią popieriaus lapą. Jūsų veiksmai. Taip, MFA ir internetas. Pakelkit rankas. Kaip galvojate, šiandien bus šilta ar šlapia? Skėtis ar gertuvė? Tai kolega prieis su abiem galėsit išsirinkti. Šiaip iš tikrųjų norėjau tą temą kalbėti šiek tiek daugiau, bet Ieva prieš mane ką tik iš tikrųjų pašnekėjo apie kibernetinio saugumo higieną. Tai, interneto atjungimas gal ne visai higienos dalis, MFA drįsčiau teikti, kad taip, tai yra kibernetinio saugumo higienos dalis, bet dažnai tai yra išskiriama ir kaip atskiras punktas, tai yra tapatybės apsauga. Kas yra šiek tiek nesmagu, kad yra reikalavimas ir originaliam TIS2 originalioje direktyvoje Article 21 yra reikalavimas Cyber Security Hygiene. O kas yra Cyber Security Hygiene? Nes mes galim turėti sąrašą iš 5 punktų, mes galim turėti sąrašą iš 30 punktų. Ir kuris sąrašas yra tikrasis, sunku pasakyti. Tai tarkim, užsitikrinam kibernetinio saugumo higieną, pasidarom basicus o kas toliau? Idėjos? Kaip? Čia jau tokios labai detalės, bet taip globaliau žiūrint. Ok, aš nuėjau šiek tiek kitų scenarijum. Passwords, identity. Aš rekomenduočiau ir siūlyčiau pasirūpinti karūnos brangakmeniais. Kas tai yra? Tai angliškai skamba kaip crown jewels. Tai yra dalykai, kurie yra labiausiai kritiniai organizacijoje ir kuriuos reikia apsaugoti visų pirma. Nes kartais, ir tai yra ir mūsų kaip pardavėjų, pavadinkim, kaltė, ir gamintojų kaltė, ir panašiai, visi yra taip labai stipriai sufokusuoti į kažkokius konkrečius sprendimus. Ta prasme, kokias problemas tie sprendimai sprendžia ir taip toliau. Ir tai nebūtinai sutampa su tuo, ką organizacijoje reikia saugoti. Nežinau, čia įsivaizduoju, auditorijoje turime labai daug įvairių įmonių. Ar galite tiesiog įvardinti, kas yra kritiškiausia sistema jūsų organizacijoje? Gerai, kitas variantas ir gaunat prizą. Kas BRP? E-commerce. Taip, beje, labai geras dalykas. Ta prasme, stoja pardavimai, prarandama reputacija, gali iš principo tai būti verslo pabaiga. Tai labai geras variantas, kolega toj prieis. Tai yra labai svarbu identifikuoti ir čia netrukus pateiksiu kelis pavyzdžius, kai krenta kritinės sistemos ir šiek tiek pratęsim. Galbūt matėte šį filmą.
Aš pilnai nerodysiu trailerio. 3,402 people died on Zero Day. Absolute nationwide terror. Computer systems completely hijacked. A significant number of casualties. Every phone in America displayed the same haunting message. This will happen again. Marlon, thanks for coming. Gerai, čia toliau jau drama, ta prasme, jeigu įdomu, YouTube'ai tikrai susirasit, Netflix'e rasit šitą mini serialą, galit pasižiūrėti, na, čia gal ne tiek apie kibernetinį saugumą, daugiau drama, apie tyrimus ir taip toliau, bet šiaip visai smagus. Jo, bet ko gero visi pagalvosim, kad realybėje taip nenutiks. O gal visgi? Taip, girdėjau teisingą repliką. Visai neseniai Ispanija, Portugalija nebuvo elektros ir buvo visiškas chaosas. Čia vat, ir Dovydas buvom Infobalto 30-mečio ir kaip renginyje ir kaip tik buvo pasakojama istorija, kad lietuviai įstrigo oro uoste, negalėjo pasiekti miesto, negalėjo išsinuomoti mašinos, viešasis transportas nevažiavo, degalinėse degalų negalima įsipilti, na, totaliai viskas sustojo. Ta prasme, galbūt berods negirdėjau apie fatalinių, ta prasme, kad kažkas žūtų dėl to, bet situacija buvo tikrai sudėtinga. Ir tame tarpe į ją pateko ir mūsų tautiečiai. Tai vėlgi, nesakau, kad tai buvo kibernetinė ataka, bet tai buvo, ko gero, kibernetinis incidentas, kur tam tikros sistemos tiesiog išsijungė ir atjungė elektrą. Tikrosios priežastis nėra įvardintos, dar vyksta tyrimai, bet klausimas, ar mes tikrai jas sužinosim. Kitas dalykas. Čia vat irgi paėmiau šviežiausius, kas papuolė į mano radarą visai šviežiai. Tai berods praeitą savaitę buvo, 13 diena, taip. Tai, paskaičius straipsnį, ten buvo referuojama į tinklą. Tinklo sutrikimas, dėl kokių priežasčių vėlgi nėra pasakoma, nėra vieša, bet incidentas buvo, ta prasme, jeigu tai tikrai tinklas, jo, tai tas karūnos brangakmenis, be serverių dar ir tinklas. Baikit juokus, dar po šiai dienai tai jų pakeista savitarna neveikia. Darė upgrade'ą, prisidirbo, apkaltino cyber security šnipus. Gerai, kad iš Taurakalnio šitą domcentrį iškėlė. Ten domcentrių negali vadinti, ten serverinė auditorijoje. Taip. Ja, ir berods užvakar, data neužfiksuota, Ispanijoje vėl linksma, krito telekomunikacijos. Rašoma, kad update'as kažkoks tai, bet iš tikrųjų krito ne vienas tinklas, krito daug tinklų. Stoja transportas, stoja šitas emergency skambučiai, 112 ir visa kita. Vėl nelinksma. Tai vėlgi, galbūt tai nebuvo ataka, galbūt tai buvo, kaip teigiama, update'as, bet tai buvo kibernetinis incidentas. Taip, ir pereisiu šiek tiek prie statistikos. Tai žinomi pirminiai įsilaužimų vektoriai, jeigu aš teisingai išverčiau, tai pagal Verizon Data Breach Investigations Report 25 metų neseniai išleistas, tai irgi pagal raktinius žodžius galite susirasti, tikrai labai nebloga medžiaga ir labai įdomių dalykų yra. Tai atakų priežastis 16% buvo phishingas, prieigos išnaudojamos ar, kaip ten rašoma, credentials abuse 22% ir pažeidžiamumo, programinės įrangos pažeidžiamumo išnaudojimas buvo 20%. Ir link ko vedu, iš tikrųjų, link pažeidžiamumų ir žinojimo apie juos. Ir čia šiaip man šitas grafikas labai patiko, kaip kinta dinamika kas metai. Tai matom, kad phishingas kyla, credentialai atsigauna, gerai, pažeidžiamumai šiek tiek sumažėjo šiemet, bet nežinom, kaip yra pernai. Nežinom, kaip bus toliau. Bet matome, kad tai yra 3 pagrindiniai atakų vektoriai, nuo kurių reiktų visų pirma apsisaugoti.
Taip, ir kalbant apie pažeidžiamumus, paėmiau Enisa Threat Landscape 24 metų ataskaitą, irgi ganėtinai įdomus dokumentas ir pagal kaip atrodo pažeidžiamumų kritiškumo lygis. Tai 9% yra kritiniai pažeidžiamumai, 22 aukšto lygio pažeidžiamumai, 27 medium ir low pažeidžiamumų yra nustatyta ganėtinai mažai. Kas yra įdomu, kad bent jau šitoje ataskaitoje 41% visų nustatytų pažeidžiamumų dar neturi priskirto kritiškumo lygio. Čia negaliu pasakyti, kodėl taip yra, bet būtent to ataskaitoje taip yra. Ir kas yra įdomu su veiksmais JAV, kad ta CVE programa, tai yra pažeidžiamumų skelbimo ir kritiškumo, kaip čia pasakius, priskirimo, visa ta programa, jos finansavimo ateitis šiek tiek po klaustuku. Iki metų galo kaip ir yra patvirtinta, bet kas bus toliau, dar tiksliai niekas nežino. JAV sėkmingai taupo biudžetus. O kaip mums toliau suktis, nežinau, bet kažką girdėjau apie iniciatyvas, kad Europo irgi imsis šito reikalo. Jo, tai kalbant apie matomumą, žinojimą ir pažeidžiamumus, tai čia iš tikrųjų vizualizacija CIS Critical Security Controls versija 8.1, tai yra naujausia versija. Anksčiau CIS Critical Controls buvo žinoma ir Rokas neduos pameluot, NKSC išleidinėjo tie top 20 kritiniai pažeidžiamumai, dabar nežinau, ar naujausia versija, yra naujesnė versija ar ne, bet tikrai esu matęs daug tų įvairiose organizacijose plakatų su tais top 20 kritinių kontrolių. Tai kalbant apie pažeidžiamumus ir išteklių žinojimą, tai faktiškai aš taip apibraukiau 5 kontrolės, kurios yra susijusios su žinojimu, kas vyksta. Netgi tinklas, taipogi pagal statistiką, tai yra dažniausiai pamirštamas dalykas. Kol switchas, routeris, firewallas ar dar kažkas veikia, tol nieks jau nesirūpina. Susirūpinama, kad jisai 5 metus nebuvo updatintas tuomet, kai jį kažkas išlaužė. Tai, jo, sekantis punktas, mano manimu, rekomenduojami žingsniai kibernetinio atsparumo link, nes kibernetinis saugumas nėra galutinis tikslas, tai yra priemonė, greičiau pasakyčiau, atsparumas yra tikslas, kad mes būtume atsparus kibernetiniam grėsmėm. Tai pirmas dalykas – matomumas, inventorizacija, matyti, kokius išteklius mes valdome ir kokie pažeidžiamumai ten gyvena, ką reiktų atnaujinti. Sekantis punktas – identifikavimas, kritinių veiklai išteklių nustatymas, tai yra iš tų išteklių, kur mes turime, gerai, tarkim, turime ERP arba e-commerce, kokiuose serveriuose sukasi, kokios duomenų bazės, per kokius tinklų elementus eina, kad identifikuoti, kad ten slypi mūsų karūnos brangakmenius, kuriuos visų pirma reikia apsaugoti, o visą kitą galėsim apsaugoti šiek tiek vėliau, kai susitvarkysim su pirminiais dalykais. Na ir sekantis dalykas – rizikos vertinimui. Kas gali nutikti tiem kritiniam ištekliam? Dingti elektra, kibernetinis įsilaužimas, ransomware'as, duomenų praradimas, išlieki diskai, you name it. Na ir, kaip čia pasakius, sekantis, paskutinis šiuo atveju punktas yra rizikos suvaldymo veiksmų plano sudarimas ir jo vykdymas. Na ir iš tikrųjų, kaip Šarūno uždaromoj prezentacijai buvo parašyta, kad kibernetinis saugumas yra ne tikslas, o kelionė. Jo. Tai reiktų iš tikrųjų grįžti atgal į pirmą punktą ir kartuoti viską iš naujo. Ir jo, tai yra nesibaigiantis procesas ir reikia nuolat kartoti. Ir kaip matote brūkšnį, paaiškinsiu kodėl. Pirmų klausimų tikrai galime padėti ir tai galima automatizuoti. Ir tam atsakymas yra OISIO pažeidžiamumo stebėsena, tai yra nauja paslauga pažeidžiamumo skanavimo ir tuo pačiu inventorizacijos sąrašų sudarimo, MSSP tipo paslauga, Managed Security Service Provider, kur OISIO specialistai sukonfigūruos, padės įdiegti ir padės paruošti raportus. Tuo pačiu jūs turėsite savitarnos prieigą prie sistemos, kur
na, galėsite matyti ataskaitas, drill downus ir visus kitus dalykus. Ir, na, toks finalinis akcentas, gaudykite Edvardą, jis jums atsakys visus klausimus. O jeigu norite, kad Edvardas pagautų jūs, tai skanuokit šį QR kodą, užpildykit formą ir Edvardas pagaus jūs. Tai dėkui uždėmesi.